29 prieš paskutinė pamoka. Na, liūdėti nėra ko, nes vasara už lango, eisime maudytis, eisim panelės už sijonų tampyti, eisim su dviračiais važinėti ir visa kita. Šiandien norėčiau dar biškį pašnekėti tai, ką mes šnekėjom praeitoje pamokoje. Tai yra formos JavaScript'e. Mes išmokome, kaip surasti būtent iš XHTML formą mūsų JavaScript'e ir ją panaudoti. O dabar mes išmoksime, kaip būtent tuo formu panaudoti atskirus elementus. Jo, aš kadangi dabar svečiuojuosi pas tėvus, tai pustoju čia vaikšto, rėkuoja, dainuoja ir panašiai, tai biški reiks labiau padidinti mano šitą pamoką ir bus su tokiais judesiais, na, nukarpimais. Gerai, judam iškart prie reikalo, kaip tai turėtų atrodyti. Na, vėlgi, mums reikia pirmiausia formos. Taip pat darysim 3 elementus, tai tebūnė, na, tarkim, loginas, passwordas ir mygtukas. Taigi, loginų naudosime tą patį inputą, passwordui lygiai tas pats bus. Na ir galiausiai čia irgi, taip, čia bus inputas irgi. Gerai, pirmas inputas, logino, taigi typas tebūnė būna tekstas, kaip ir praeitoje pamokoje. Toliau mūsų passwordo typas bus passwordas, tai kad nerodytų, ką mes typinam. Ir galiausiai, aišku, mūsų mygtuko typas bus submit. Ir aišku, kas ant jo bus parašyta, vėl. Štai taip, galim patikrinti. Ir mūsų mygtukas nedaro absoliučiai nieko. Gerai, mūsų forma veikia, bet dabar dar noriu pasirašyti po vieną dalyką, ko aš nerašiau praeitoje pamokoje, yra atributą. Kiekviename iš jų parašysim po atributą, lygiai taip pat ir forume. Tai forume parašykime name. Tarkim, mano forma. Toliau loginę įsirašykime taip pat name, tai bus tebūnė login. Passwordą įsirašykime name, tebūnė passwordas. Na ir mūsų mygtuke taip pat galime įsirašyti name, tai bus button, tebūnė taip. Na, lyg ir neturėtų niekas pasikeisti, viskas veikti toliau. Dabar kas tas name'as? Jeigu žiūrėt mano XHTML pamokas ir būtent aš ten taip pat naudojau tos name'us ir sakiau, kad, na, jie bus reikalingi JavaScript'e ar dar kažkur kitur, būtent dabar JavaScript'o pamokoje, prieš paskutinėje pamokoje aš pagaliau parodysiu, kam tie name'ai reikalingi ir kaip jas panaudoti. Einame tiesiai į mūsų JavaScript'ą, susikuriame mūsų kintamai, tai vėlgi forma gali būti. Ir vėlgi einame prie mūsų formos vietos, kur randasi, tai yra document, .forms, kelinta forma, tai yra vieną vienintelę mes turim. Ir dabar, būtent dabar mes dar turime papildomą dalykėlį pasirašyti, nes mes dabar priėjome bendrai prie visos formos. Bet jeigu aš noriu, pavyzdžiui, prieiti prie passwordo, ar ne, būtent į šitą eilutę noriu patekti. Būtent, kad čia patektumėm, tai yra elements, į kurį elementą norim patekti. Jeigu aš noriu patekti šitą, tai bus elementas pirmas. Kodėl ne antras? Todėl, kad čia yra 0, 1, 2. Nors ir turime 3 elementus, skaičiuosi taip.
Na ir vėl yra metodas arba klasifikacija, tai tebūnie length. Ir žinoma, mums reikia document write, arba geriau padarykime taip. Nes su left jau seniai dirbom, vis laikas document write. Na ir noriu atvaizduoti būtent F. Undefined. Na gerai, panaudokime ne length, nes galbūt ir nesąmonė gaunasi. Panaudokime tebūnie name. Jis parašys būtent pirmo elementų, tai yra passwordo name, kuris yra šį čia. Kaip matote, tai yra password. Būtent kas yra mūsų name, tą ir atvaizduoja. Jeigu aš, tarkim, pakeiščiau į 0, tai yra pereičiau į šitą liniją, kaip sakant, į šitą elementą, tai name'as turėtų būti šitas. Bandom. Login. Teisingai. Bet yra dar vienas dalykėlis, kurį aš ką tik minėjau, tai yra mūsų name'ai. Kaip tie name'ai veikia. Su jais yra žymiai paprasčiau, nes jeigu mes turim kokius 50 formų ir mums reikia tam tikros formos, negi mes dabar nuo viršaus skaičiuosim kelinta tai forma ir kad galėtumėm ją panaudoti JavaScript'e. Ne, mes panaudosime būtent name'ą. Kaip tai turėtų atrodyti? Vietoj formos ir mūsų formos skaičiaus, tai yra kelintos formos, mes tiesiog parašysim formos name'ą, tai yra mano forma, ir turėtų niekas kaip ir nepasikeisti, gauti loginą, kaip ir gavom prieš tai. Ir lygiai taip pat, kai yra elementai, jeigu aš noriu prieiti prie passwordo elemento, name'as yra password, ar ne? Šitas būtent. Aš jį ir įrašysiu čia. Aišku, tai atrodys labai be ryšio, nes būtent tą patį žodelį ir turėčiau gauti. Kaip matot. Na, bet esmė, kad išmokiau jūs, kaip panaudoti tus name'us, nes tai minėjau pritam sezone ir tempiau gumą, kol galiausiai prieš paskutinį JavaScript pamokoj nusprendžiau visgi blemba, taip ir neparodysiu, kas tas per velnias yra name'as. Tai va, gerai, chebra, susitiksim paskutinį pamokoj ir, na, kaip ten bus, tai bus, nežinau. Gal apsėsim be ašarų. Iki paskutinės pamokos.